Sveiki, šiandien pristatysim dizelinių žirklinių keltuvų valdymą. Kiekviename keltuve yra dėžutė, kurioje yra keltuvo valdymo instrukcijos. Keltuvas reguliuojasi dviem būdais – iš apatinio valdymo ir iš viršutinio. Norint transportuoti keltuvą, važiuoti su juo, naudojamas tik tai viršutinio valdymo pultas. Norint dirbti su keltuvu, galima dirbti ir iš apačios, tarkim, operatorius vienas yra apačioje ir vienas kelnoja, arba dirbti iš viršaus. Visi beveik dizeliniai keltuvai, žirkliniai, jų valdymas yra labai panašus, skiriasi tik tai dydis ir kelimo aukštis. Norint pradėti naudoti keltuvą, pirmiausia turėtumėm įsijungti degimą. Degimas įsijungia apatiniame valdyme pasukus raktelį. Galime pasukti į apatinį valdymą arba į viršutinį. Sekantis žingsnis būtų atspausti avarinius mygtukus, nes kada jie paspausti, keltuvas nedirba. Norint užsikurti keltuvą, tai galima padaryti dviem būdais. Tai yra iš apatinio valdymo ir iš viršutinio. Naudojame šį mygtuką, kur yra nupieštas raktas. Esant vėsesniam orui, užkūrimui naudojame šios mygtukus. Naudojant keltuvą iš apatinio valdymo, jį galima kelnoti tik į viršų ir į apačią ir nuleisti avariniu būdu. Šiame keltuve yra tam tikros vietos skirtos prisisegti saugos diržą. Norint važiuoti su šiuo keltuvu, naudojame šią vairalazdę. Sukioti vairą naudojame mygtukus esančius viršuje. Keltuvas turi du važiavimo būdus. Tai yra nelygaus paviršiaus ir lygaus. Nelygiam paviršiuje keltuvas važiuoja lėčiau. Norint važiuoti lygiame kelyje ir greitai, paspaudžiame šį mygtuką. Norint dirbti maksimaliam aukštį su šiais keltuvais, pirmiausia reikia įsistatyti keltuvą stabilizuojančias kojas. Norėdami įsistatyti kojas, viršutinėme pulte naudojame dviejų mygtukų pagalbą. Tai yra auto level mygtuką ir tuo pačiu svirtelę žemyn. Ir laikom svirtelę žemyn su auto išlygiavimu iki tol, kol keltuvas supypsės. Norint kilti su platforma, naudojame kitą mygtuką būtent skirtą kelimui platformos ir taip pat naudojame tą pačią svirtelę į viršų į apačią. Pakilus į viršų, reikėtų nepamiršti tokio dalyko, kad jeigu jis nenaudoja stabilizuojančių kojų, su keltuvu galima judėti, tačiau keltuvas judės labai lėtai. Besileidžiant keltuvui, likus maždaug metrui, jisai sustoja ir pradeda pypsėti. Tai vyksta saugumo sumetimais, kad nieks neįlystų į apačią. Tokiu atveju iš naujo paspaudžiam keltuvo mygtuką ir svirtelę ir laukiam, kol keltuvas nusileis žemyn. Visi žirkliniai keltuvai turi platformos išilginimo funkciją. Platformos išilginimas padaromas mechaniniu būdu. Kuro užpilimo baką rasite už šių durelių. Baigus darbą paspaudžiam avarinį mygtuką bei pasukam raktelį apatiniam valdyme į neutralią poziciją.